Kai pasaulis susiduria su didžiausiais iššūkiais, visada atsiranda tų, kurie padeda. Kazickų fondui svarbu laiku reaguoti į tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Todėl viena iš prioritetinių sričių yra remti organizacijas, kurios teikia pagalbą krizių metu. Pabėgėlių srautai Europoje, pandemija, Rusijos invazija Ukrainoje – ryškiausi pastarųjų metų įvykiai. Visgi, tai ne tik sunkumais pažymėti momentai, bet ir pavyzdžiai, kaip solidarumo jausmas padeda įveikti nelaimės. Ukrainos centras Vilniuje, prasidėjus karui, įsteigtas Lietuvos ir Ukrainos pirmųjų ponių iniciatyva, padeda saugoti ir puoselėti Ukrainos kultūrą, nacionalinį identitetą, įveikti karo pabėgėlio traumas, integruotis žmonėms į naują aplinką. Kazickai prisidėjo prie lietuvių ir anglų kalbų mokymo bei bendrų vasaros stovyklų ukrainiečių ir lietuvių vaikams organizavimo. Fondas taip pat bendradarbiauja su organizacija Mėlyna ir Geltona, aprūpinančia Ukrainos karius ir savanorius neletaliniais reikmenimis. Fondas Plujėlų skiriasi nuo kitų fondų ir šiek tiek irgi nuo vakarų pagalbos kartais mes labai greitai. Mes mikliai reaguojam, kartais tiesiog galim sakyti, mes ten esam jau vakar. Kai kuris atvejais mūsų pagalba yra net iki 6 mėnesių greitesnė negu vakarų pagalba. Ir priešas nespėja reaguoti. Lietuvos išeivija, pavyzdžiui, kaip Kazickų fondas mums padėjo. Pervedė resursus, kuriuos mes galėjom naudoti tikslingai, kada reikėjo, kur reikėjo ir kam reikėjo. Esam labai dėkingi Kazickų fondui už pagalbą ir paramą labai mūsų visų sunkių metų. Sunkus metas ne tik ukrainiečiams, bet ir Lietuvoje veikiančioms iniciatyvoms. Lietuviai savo paramą nukreipė Ukrainai, dėl to sumažėjo finansinis palaikymas vietinėms organizacijoms. Tai mes dirbom su vaikais jaunuoliais, turint įvairių sunkumų, o prieš metus mes turim tokią sudėtingą situaciją su finansavimas. Ieškojom pagarbos ir Kazickų fondas labai greitai reagavo ir mums padėjo. Ir dėl to labai džiaugiamės, nes buvo didelis palaikymas mums tiek finansiškai, tiek morališkai, sakyčiau, nes tas palaikymas yra svarbu. Ir dėl to geriau tęsti savo veiklos, kur ranko maždaug apie 100 vaikų ir jaunuolių ir sėkmingai pabaigom sezonas. Pasaulyje, kupiname neužtikrintumo, šie fondo partneriai įrodė, kad net sunkiausių metų žmonės susivienyje, tai suteikia stiprybės ir tikėjimo.